Pakalbėkime apie tavo kėdę. Ji karšta, išties, kas joje tave laiko, kas apskritai traukia eiti ir antros kadencijos siekti. Ir kaip tu jauties šiandien? Geras klausimas, kas laiko, nes dabar iš tikrųjų tas laikas nėra gal pats maloniausias ir geriausias. Manau, kad mane laiko tai, kas laiko daugumą LRT darbuotojų, tai yra prasmingas darbas, prasmė, kurią kuria LRT. Ir manau, kad ypač šiame geopolitinėme kontekste ir politinėme kontekste tai yra labai svarbu. Taip pat tai yra didžiulė galimybė ir nepaprastai įdomus darbas. Kai aš kandidatavau, man viena buvusi LRT tarybos narė jau seniai sakė, kad jūs pamatysite, tai bus nepaprastai įdomus darbas. Taip ir yra. Pirmos kadencijos metu mums buvo galimybė padaryti tokius gana aiškiai matomus pokyčius, kuriuos auditorija vertino gerai, žmonės vertino gerai. Tai ir buvo stimulas eiti į antrą kadenciją.